Sveiki. Esu Raminta Bogušienė, sveikatai palankaus maisto technologė. Šiandien gavau gyvą klausimą apie ledus, kas aktualu turbūt kiekvienam lietuviui. Sveika, Miglė. Labas, Raminta. Tai koks čia klausimas? Tai klausimas yra, kaip išsirinkti sveikiausius, sveikatai palankiausius ledus. Tai iš tikrųjų pirmas dalykas, ką reikėtų žinoti, kad ledai gali būti grietininiai, pieniški arba plombyriniai, tai yra baltos spalvos, kurie sudaryti pagrinde iš pieno produktų. Kiti ledai yra vaisiniai, sorbetas ar šerbetas. Tai iš tikrųjų iš vaisinių pirmenybę reikėtų teikti sorbetui, kuriame ne mažiau negu 25% bus vaisių. Jeigu renkamės pieniškus, jeigu toleruojame laktozę ir pieno baltymus, tai iš tikrųjų reikėtų žinoti, kad pieniškose leduose yra ne mažiau negu 7% riebalų turi būti, augalinių riebalų nebus. Jeigu yra grietininiai, tai bus 8–11% riebalų, o jeigu yra plombyras, tai bus netgi 12% ir daugiau riebalų gali būti. Kaip mums dėstytojas, studijuojant maisto technologiją, sakė, ledai pats geriausias verslas, nes jie pagaminti iš vandens ir maisto priedų. Tai iš tikrųjų nieko panašaus. Leduose yra ir pieno produktų gali būti ir gali būti vaisių. Tačiau prekybos centruose pardavinėjami ledai neturėtų būti kasdieninė mūsų valgymo dalis. Iš tikrųjų, ledus galime pasigaminti ir namuose. Bet grįžtant dar prie prekybos centrų, į ką reikėtų atkreipti pagrindę dėmesį, tai į tai, kad sudedamųjų dalių sąrašas būtų kuo mažesnis. Tai yra labai paprasta taisyklė ir rinktis tokius ledus ne kiekvieną dieną, o sveikatai palankius ledus gaminti namuose, kuriuos mielai gamina ir vaikai. Būkite sveiki ir laimingi. Ačiū.